Visą kelią drauge važiavusius Lietuvos ir Turkijos rinktinių autobusus į Lodzę atlydėjo policijos ekipažas. Su Lenkijoje jį palaikančia žmona Edita atvykęs Darijušas Lavrinovičius viešbučio prieigose pasisveikino gimtąja kalba. Dzień dobry. Kaip kelionė? Dobrze. 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 4 godzinki. Po trumpo pasisveikinimo gerų humoro jausmų garsėjantis Darijušas ir toliau demonstravo lenkų kalbos žinias. Co вы дали te kompakty? Zdjęcie. To dobro, что вы получили. Dobrze, dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Nie ma za co. Wszystko w porządku, jajce przy dupie. Wszystko po... Lietuvos krepšininkai Lodzę pasiekė ketvirtadienio popietę ir įsikūrė prabangiame 4 žvaigždučių viešbutyje. Įspūdingo dydžio viešbutis, kuriame yra 220 kambarių, iš kurių 4 dviaukščiai, o 1 prezidentinis, įkurtas XIX amžiuje statytame buvusiame fabrike. Pirmieji viešbutyje apsistojo iš Gdansko atvykę C grupėje rungtyniavę serbai, ispanai ir slovėnai. Greičiau nei lietuviai ir turkai į Lodzę persikėlė ir buvę jų varžovai lenkai. Lietuvos rinktinės registracija neužtruko, nors vienodo veido broliai Lavrinovičiai vestibiulyje užsilaikė ilgiau. Vėl nestigo norinčiųjų juos nufotografuoti ir su jais pabendrauti. Lietuvos rinktinės treneriai atsisakė vakarinės treniruotės ir leido krepšininkams pailsėti bei apžiūrėti miestą. Reporteriai Eglė Šilinskaitė ir Tautvydas Mikalajūnas, Lodzė.